policija išsikvietė. Tai gerai. Jūs kas tokie? Nu, paskaitykit. Man tas nieko nesako. Sutartį įgaliojimą, nuo kokios firmos dirbat? Ne Jėzus Marija. Atvažiuos ekipažas, įsiaiškis. Ekipažas atvažiuos, jūs pagal kokį? Skaitykit. Paskaitykit, aš nematau garsiai pats. Kodėl aš turiu skaityti dabar jums? Nu, aš neįskaitau. Artūras Kaminskas, inžinierius, Šiaulių pirmas skaitų komanda. Pažymėjimo numeris 3515. 3515. Išdavimo data 2022 metų 07.1 dieną. Čia kas? Čia kas, jūs jau klauskite. Matytas jau kažkur. O jūs kas tam būsi dar? Pakartokit numerį. Žmogus. Žmogus? Jo, į mane galim kreiptis nuo vardu Dainius. Aš šiaip, kadangi jūs čia kaip asmuo vykdantis savo pareigas, į privatų telefoną aš draudžiu mane filmuoti. Vieša teritorija yra. Klausykit, aš ne viešas asmuo kol kas. Aš žmogus, taip kad uždarykit tą savo telefoną. Mane, žiūrėkit, jūs vykdot savo pareigą, pasakėt, jūs ką tik parodėt savo pažymėjimą ir jūs čia vykdot savo pareigą. Jūs parodot savo jokio asmens dokumentą. Aš nesmu, aš žmogus. Žmogus neprivalo turėti kokį nors dokumentą, nes jūs sakot asmens dokumentą. Asmuo ir žmogus yra du skirtingi subjektai, suprantat, kas yra. Taip ir viskas. O skaitliuką tą išsėmėt jūs šitą? Tai išsėmkit šitą skaitliuką, ne jūs... Ne, mes negalime. Kaip tai ne? Jeigu jūs ESO atstovaujate, ne? Tai va šitam ESO yra 4 raštai nusiųsti, kad jūs pasimtumėt šitą skaitliuką. Aš turiu savo skaitliuką, kadangi jūs neturit ką įdėti, kas anksčiau buvo. Kaip kreiptis vardas, kaip sakei? Artūras. Artūrai. O tu? Karolis. Karolis Artūras. Dainius. Malonu. Žiūrėkit, jūs turit kažkokį darbo planą turėti. Kažkokį tai įgaliojimą. Gal galima pamatyti tą kelionės lapą, kuriame numatyta šitas adresas? Matyta užduotis yra mums. Gerai, užduoties lapą kokį nors gal galit? Kokiu pagrindu jūs atliekat tos darbus oficialiai? Atjungti iki 2024 10.03. Gerai, daugiau nesigilinkite ten. Skola 1170. Ai, šitą galima pamatyti? Užfiksuoti? Ne, tai aš negaliu patikėti jūsų žodžių. Tai klausykit. Visų informaciją gausit pas mum, kreipkitės. Ne, mes neturim sutarčių. Ir mes negalim komentuoti. Žiūrėkit, mes neturim sutarčių su jumis. Jūs atvykot, jau padarėt veiksmą. Kuom remiantis? Pateikite priežastį. Darbo užduotim mes remiamės. Gerai, jūsų darbo užduotim. Aš galiu pamatyti, kad jūs tikrai. Nes čia žodžio aš netikiu, vienu žodžiu. Žodžiu aš netikiu. Vienas dalykas, vartotojas parašyta. Naudotojas, ne vartotojas. Nu, vartotojas. Vartotojas. Moters vardas. Čia ne tik moteris gyvena, žiūrėk, ne tik moteris gyvena, čia ir aš gyvenu, aš neturiu su jumis sutarties, aš neturiu, jūs esate atstovaujate. Mes jums elektrą atjungiam. Kaip tai ne man? Žiūrėkit, aš čia gyvenu. Mes atjungiam, kas yra sutartis sudarė žmogus. Nėra sutarties, suprantat, parodykit sutartį, duokit sutartį. Duokit sutartį. Su mano parašais. Aš kaip duokit sutartį. Zofija Lebedė. Taip, duokit sutartį. Ieškokit jūs. Nėra sutarties, suprantat, parodykit tą sutartį. Eso net. Kreipkitės į mūsų stovybę. Žiūrėk, skaityt moki? Moku. Adresą paskaityk. Nematau, ne. Adresą paskaityk. Užsidėk akinius. Adresą. Skaityk. Budraičių kaimas. Budraičių kaimas. Žiūrėk, čia yra mano dokumentas. Čia yra mano dokumentas. Skaityk. Sutarties, su jokio parašo. Karoli, pasižiūrėk, čia yra mano dokumentas. Čia yra kur aš prirašytas adresas. Va šitas adresas. Jūs man ką, parodė, kad jis yra negaliojantis. Parodykite teisės aktą, kad tai yra negaliojantis. Jūs man kartai, žiūrėk, kiekvienas dokumentas, šitas dokumentas neturi galiojimo laiko. O čia yra preambulė. Čia viršelis atsisloksnėjęs, bet nesuplyšęs.
kažkelintų, aš prašau, kad man atsiųstų visas Chebra. sutartis. Man Jūs atsiuntė kreipkitės, jūs viską gausite. Mes nieko nesikreipsim, mes toj asmenišką atsakomybę toj bus už savivalę. Aš jums perspėjau, kad mes neturim nei su ESO, nei su Igničiu, kuris nusikalstamais pagrindais naudoja duomenis, pažeisdamas asmens duomenų apsaugos įstatymą. Jūs parodykit tos įstatymus. Yra tie įstatymai, pasiskaitykit. Asmens duomenų apsaugos įstatymas. Internetą įsijungėt, susivedat, pasigūglinat ir viskas. Su Igničiu nėra sutarties, Ignitis nepateikė jokios sutarties, iš kur jisai išlesto per 5 juridinis asmenis gavęs nusikalstamai duomenis nepateikė. Elektra be sutarties, jeigu taip sakant. Kokiu pagrindu dabar Kaip naudojat? šitas namas 73 pastatytas, O tikrai? kaip, žiūrėk, su durniu aš čia šneku ir ką, tai neapsimoga net kalbėti. Dar su Karoliu biškiuko pabandysiu tada pakalbėti. Aš nežinau, kad jam kompetencijos neužtenka ar ką. Chebra, įjungiat atgal elektrą, atvažiuos policija, su policija ir aiškinsimės. Kol kas, tenai, kol kas naudojam, žiūrėkit, dabar jūs darot nuostolį. Aš išvažiuosim, nes Karolis- jūs trūkat mums darbus vykdyti. Karoli, Mes savo darbą... aš ne, kuris vyresnis iš jūsų pareigose yra? Šitas, ane, jis nekompetentingas yra, viskas. Jis nušalinamas nuo tolimesnių diskusijų. Karoli, ten vyksta nusikaltimas ir patiriami nuostoliai. Laikinai, ar kaip norit, prijunkit dabar tą elektrą, kad nebūtų didesnė nuostoliai, nes aš jūs paduosiu į teismą, abu asmeniškai. Nes jūs jau esat Sutinkat? Sutikimas gautas, šitas bičias, šio vardą vėl užmiršau, sutikimą davė. Reikia atminti gerą. Ne, tai su Karoliu maloniau bendrauti, tai Karoliu atsimenu, nes jau antrą kartą turbūt matau. Vienas iki yra buvęs, o šitas bičias naglas, jį reikės bausti. Pagal įstatymą reikės bausti. Nukirs galvą. Ne, įstatymas, jeigu numato įstatymas kirs galvą, tai galbūt ir bus nukirsta galva. Aš bausmėm neužsiimu, aš tik tai konstatuoju faktą, kad jūs būsit patraukti pagal įstatymą, pagal baudžiaką. Asmeninio turto sunaikinimas, atskirimas nuo gyvybiškai reikšmingų resursų žmogų. Taip kad Chebra rūkštų bus. Rūkštų bus. Mes dokumentus turim. Patvirtinančius, kad jūs sutarties neturite, tą, ką jūs atstovaujate, sutarties nėra. Tai yra mokėjimo terminas, o jūs... Už ką, žiūrėkit, kam mokėjat, jeigu sutarties nėra. O ateis jo brolis koks nors, sakys, dabar tu man mokėk. Su kokiu pagrindu, teisinis pagrindas. Sutartis, kur sutartis yra. Nėra sutarties. Jeigu nėra sutarties sudarytas, tai iš vis elektra negalėtų būti tiekiama. Kai buvo tiekiama elektra nuo tarybinių laikų, nuo 73 metų, taip ir yra tiekiama tų pačių tiekėjų. Bet reikia už ją mokėti kažkokiu būdu, ar ne? Tai ir buvo mokama tiems, kas tiekia. O kadangi tie, kurie ten perėmė teisėtai ar neteisėtai, greičiausiai neteisėtai, nes nesugeba pateikti jokių dokumentų, kad sutartis yra, tai tiems mokėjimas yra sustabdytas iki pilno faktų išsiaiškinimo, kas yra teisėtas tiekėjas, kuris turi teisę tiekti ir teisę imti mokesčių su mumis, kas yra teisėtai pasirašę sutartį. Tokių kol kas nei ESO, nei Ignitis, kuris prieš tai čia bandė kažką nepateikė, galiuojančių sutarčių pasirašytų, nėra. Visa kita yra filkina gramata ir kokie nors telefoniniai pokalbiai, aš prilyginu tai iš pravienų skambinančiam kokiam nors bachuriukui, kuris skambina kaip sukčiai telefoniai. Jūs ten mums turim sumokėti. Teisinis pagrindas, prašom jūs sutartį, parodykit ar ką. Jūs net neparodėt darbo plano, pagal kurį atjungė čia. Pasižiūrėjote ekraniuk ir viską. Aš to popieriaus nemačiau. Matysit, Nu tai parodykit. pamatysit. Tai parodykit. Jūs kaip nusikaltėliai dabar atlikot nusikalstamą veiką ir norit pasiplauti. Nu tai gerai, patys iškvietė policiją, patys galės ir aiškinti. Jūs inkudat išvažiuoti. Tai jūs nusikaltimą atlikot ką tik. Jūs ką tik atlikot nusikaltimą. Tas pareigūnai parodys mes. Tai pareigūnai. Bus viskas aišku. Jūs man nuostolį padarėt. Jūs man nuostolį padarėt. Jūs turbūt vykdyti darbus. Kokius darbus? Pagal ką jūs vykdo darbus? Jūs atvarėt, sugalvojot, kažkas pasiuntė. Pagal savo užduotį. Na, aš tos užduoties nematau. Viską. Yra dvi, žiūrėkit, yra dvi pusės, bet kokioj sutarty dvi šaliai yra dvi pusės. Jūs atstovaujat vieną pusę, mes turėtume atstovauti kitą pusę. Parodykit man tą sutartį, kur yra, mes įrašyti esam ir mes pasirašę, kad atstovaujam tą antrą pusę. Kur ta sutartis, pagal kurią jūs čia atvažiuojat ir var. Nei jūs tiekėt tos elektros, nei ką.
Pasiimkit tą savo skaitliuką, išsiimkit. Aš turiu savo lygiai tokį pat sertifikuotą. Atnešiu, įsidėsiu pats. O jūs tą savo neškitės, nes jau buvo 4 sykis perspėta, kad tas skaitliukas neteisėtai čia yra. Jis neteisėtai renka duomenis, asmeninius duomenis, pažeisdamas asmens duomenų apsaugos įstatymą. Nu, žvengimas koks, ne čia. Mes nežvengiam. Šipsuojimas, žvengimą, daug kas... Chyba, jūs nesutinkat pajungti atgal, atitaisyti to savo žalos, ne? Nusikaltimą padarė. Kaip tai nepadarėt? Va ten naudojama va šitą elektrą, kuri jums nepriklauso, ne? Ten yra sujungtas šaldytuvas, šaldiklis. Ten yra produktai, išgyvenimo produktai, kurie žiemai reikalingi bus, pavasarį. Nu, karali. Sakau, jūs mažiausiai 3 punktus baudžiako pažeidžiat. Baudžiako, ne administratinį. Taip, kad gal prijunkit, o atvažiuos policija, tada ir nuspręsit, atjungt ar neatjungt. Tiesiog, nueikit ten tą varčiuką, prisukit, prijunkit. Nu, aš prašau tas, Karoli, nueik prijung, atvažiuos policija, tada atvažiuos policija pagal įstatymą įsiaiškinsim. Jeigu jūs esate teisūs, jūs galėsit ir atjungti. Dėl to 1 kilovato, kuris čia prisisuks ar ką, tai esmės jau nekeičia ten. Ar 1000 ar 1001. Aš žmoniškai prašau. Žmoniškai. Tiesiog prijunkit ir paskui atvažiavus policija, jūs galėsit įrodę savo teisumą, jūs galėsit atjungti. Bet jeigu jūs būsit neteisūs, aš jums pretenzijų nereikščiau. Jūs tiesiog išvažiuosit, o ta elektra, kai buvo pajungta, taip ir bus. Į teismą jūsų niekas nepaduos. Tiesiog skaitysim kaip nesusipratimas. Aš jau lengvinti aplinkybę bus. Susitarimas, netgi teismuose taikos susitarimas yra visą laiką pasiūlomas kaip pirminis konflikto sprendimo variantas ar išeitis kažkokia iš kažkokios situacijos yra. Tai aš jums siūlau tokią išeitį. Jeigu jūs atmetat, tai tada eskaluojamas tas visas reikalas gaunasi. Bet nuostoliai jau patiriami yra, jau dabar nuostoliai patiriami yra. Ir jie bus paskaičiuoti. Galbūt dar negrįžtamų kažkokių procesų nėra, bet sakau, kai pasidarys negrįžtamų procesai, viskas bus suskaičiuota. Tai nieka, tau per pensiją eis. Jau. O gal ir atsisėsi už naglumą šitą. Už žmogaus teisių ir laisvių pažeidinėjimą. Ne už asmens, o už žmogaus. Aš jums pasakiau. Tu dar net nežinai, kad yra visuotinė žmogaus teisių deklaracija, tokia 48 metų gruodžio 10 pasirašyta. Nežinai, kas ten reglamentuojama. Ir apie 6 punktą nieko nesigirdėjęs tikriausiai, ne? O ten reglamentuojama, kad kiekvienas, bet kur būnantis, gali būti, nu tiksliau, turi teisę būti pripažintas teisinių santykių subjektą. Tai aš tau pareiškiu, aš tavo vardą užmiršau, bet tau pareiškiu ir neapsimes, kad negirdėjai, kad aš pasirink savo teisinių santykių subjektą žmogus ir tu girdėjai. Ir tau, Karoli, tą patį pareiškiu, aš pasirink savo teisinių santykių subjektą žmogus. Taip kad jūs pažeidžiate žmogaus teisės ir laisvės. Kad būkit malonus, nepažeidinėkit įstatymų, atkurkit tą, ką sugadinot, nes aš traktuoju, kad jūs tai sugadinot. O paskui, jeigu įstatymiškai bus nustatyta, ne jūsų ten kažkokių įsakymų firmelės kažkokios, bet įstatymiškai bus nustatyta, ten teismo koks nors sprendimas ar dar kas nors, jūs galėsit atjungti, jeigu bus tai, bet kol kas nėra taip, tai prašau prijungti atgal. Nu, mes palaukim visų pirma. Palaukim. Pasiaiškinti. Karolis čia ne vyresnis, kaip jis pasakė toj poroj, ten va, tas žmogelis ten, kur vaikšto šio vardą, kaip jo primink, kaip jo vardas? Artūras. Artūras, tai va, tas žmogelis ten labiau pagyvenęs, Artūras yra vyresnis jų komandai, čia 2 žmonių, tai priminsiu, kad fakto konstatacija, kad čia spalio 1 berods yra chronometrija, vyrai atvažiavo, kiek tų valandų nežinau, bet nesvarbu, vyrai atvažiavo ir privačiai, sakant, firmos siūsti, eso likti atstovauja, ir atjungė elektros energiją man, žmogui. Aš su ESO ar su prieš tai buvusiu kažkokiu Igničiu, kuris reiškite pretenzijas ir paskui nelegaliai perdavė asmens duomenis ESO, jokių sutarčių neturiu. Kaip jie bando prie mano mamos kabinėtis, irgi jokių sutarčių neturi. Taip kad kokiu pagrindu čia yra, kas atjungta, kokios čia tas pretenzijos, skolos kažkokios, neaišku yra. Atjungė vyrai ir viskas. Tai matyt, reikės iki teismų kabinėtis. Tas perspėju, kad atsakomybė bus. Čia vyrai patys jau išsikvietė policiją. Tai laukiam tos policijos dabar. Žiūrėsim, kas čia bus. Mes jau viską įsiaiškinom, bet kad tu savo žmonai grįžęs nepasakotum, kad aš nesąmonę sakiau, abudu iš karto pažiūrėkit.
paskaityk va šitą va iš Igničio dar kaip buvo. O tą pastraipą. Nu tai gerai. Nu paskaityk. Atsiprašysime, jau kas bus. Nu Karoli, nu paskaityk. Va šitą pastraipą paskaityk. Dar. Juodu ant balto parašyta, Ignitis atsakė. Į mūsų užklausą, kur yra sutartis kokia. Nu, aš Artūrui paskaitysiu garsiai, žiūrėk. Labai Ignitis toliau bendrovė atsakydama į jūsų tokį kreipimąsi informuoja, kad bendrovės archyvose nepavyko surasti visuomeninio tiekimo pasirašytos elektros energijos pirkimo pardavimų sutarties, toliau sutartis su abiejų šalių parašais, toliau siunčiame iš duomenų bazės sugeneruotą sutarties išrašą, pridedame priedą numeris 1, papildomai siunčiame nepriklausomą elektros energijos tiekimo pirkimo pardavimų paslaugų tiekimo sutarties kopiją. Čia ta nauja vadinama tokia, kurios mes nepasirašėm, pridedame kaip priedą numeris 2. Taip pat teikiame elektros energijos pirkimo pardavimų paslaugų tiekimų sutarties bendrąją dalį, priedė numeris 3. Vokas, kurio buvo atsiųsta. Nėra sutarties, nėra. Ignitis pretenzijas visas nutraukė, o toliau perdavė neteisėtai, neturėdamas sutarties ir neturėdamas teisės disponuoti asmens duomenimis, neteisėtai perdavė ESO, kurį jūs atstovaujate. Ir ESO pradėjo reikšti pretenzijas. Jau buvo ten ir tą išieškojimo kontorą pasivarė, mes išieškojimo kontorai viską teisėtai surašėm, išieškojimo kontorą atšoko, supratusi, kad kvepia teismu. Ir ESO nesugebėjo pateikti irgi sutarties. Mes esam paprastas darbininkai, ar sutinkat su to? Sutinkat. Mes vykdom mūsų įmonės reikalavimus. Sutinkat su to? Jūs nesutinku, aš nežinau, nesutinku, už mane nesakyk, aš pasakiau, kad nesutinku, todėl, kad jūs neparodėt darbo planą, jūs neparodėt man pagal ką. Tai parodykit man, parodykit. Prie ko čia pareigūnai? Jūs atvykot pas mane. Jūs atvykot pas mane. Kaip tai ne pas mane? Aš čia gyvenu. Mes atvykom, nu tik gyvenkit, kur galit jūs bet kur. Kur? Kaip tai bet kur, kas kur? O aš dabar va čia va gyvenu. Jūs atvykot. Prietaisas, nu, ką žinau, kieno prietaisą dabar atjungiu, ką? Tai nežinot kieno prietaisą? Labai įdomi čia gaunasi, jo majo, va šitą tai reikia užfiksuoti, supranti, blemba čia įdomiai. Ką tik sužinojau naujienų, Artūras maloniai pranešė, kad jis nežino, kieno prietaisą atjungia. Jeigu ne jūsų prietaisas, tai kieno jis yra? Tai jūs sakėte, ESO prietaisas, ne? Kaip, nu, ESO prietaisas? Ne, aš neprovokuoju, aš tik paklausė. Žmogus, nu, darbininkas, taip sakė, atstovas ten ESO. Ką tik pasakė, kad jis nežino, kieno prietaisą atjungia. Jeigu aš dabar meluoju, jis man sakytų, kad aš meluoju, bet jis tyli. Jis negali paneigti, kad jis to nesakė. Tai fiksuoju faktą tokį. Dar sik pakartoju, vyrai atvykę nežino, kieno skaitikėlį atjungia. Tipo. Nu, pagavom. Nu, yra kaip yra, jo Artūrai, yra kaip yra. Bus kaip bus dabar. Pas mane dokumentų visą papkę, va. Visi raštai yra. Bandysim įsiaiškinti vieną kartą ir galutinai. Nes kažkaip, kai bandom prisiskambinti, aš ir į Vilnių buvau nuvažiavęs visur, tai jūsų vadovų nei vieno nėra, neįmanoma gyvai rasti, kai klausi, kur galima gyvai rasti, kokį kabinetą ar ką, tai chrim papulsi. Nu, neįmanoma tiesiog, visur rašykite ten elektroniniu būdu ar ką, tai vat raštai susirašėm, gavom atsakymus. O atsakymai tokie, kad sutarčių nėra. Nu, tie vyrai, aišku, iš kur jiems žinot, kad sutarčių nėra, bet aš jau jiem parodžiau. Nu, Karolis perskaitė, Artūras nenorėjo perskaityti. Aš, tai kad nėra to sutarties. Supranti, tu su logika susipykęs, kaip gali parodyti to, ko nėra, žinai. Aš galėčiau parodyti, jeigu jinai yra, tai aš parodyčiau, kad yra kokia sutartis, bet dabar tu manęs nelogiško dalyko prašai neįmanom. Parodyk to, ko nėra, žinai. Artūrai, nu tai biški su logika, blemba, reik drauga. Hebra. Keisti vyrai. Nu, jaunas galbūt stažo tiek neturi, kiek anas, bet anas tai turėtų suprast, bet jau tiek užzombint tai yra, kad, nu, sorry. Blemba būsit YouTube žvaigždė. Jo, nu, tai tu jau mane matėjai, siek, žinai. Nieka tokį. Gerai. Žinai, kai atvažiuos tada, žiūrėk, jeigu atvažiuos, ne po nulį mane reikia vadinti, aš sakiau, žmogus nuo savo vardu Dainis. Dabar žiūrėk, jeigu atvažiuos uniformuoti ir pradės elgtis kaip mentai, tai aš ir pasakysiu, kad mentai, greičiausiai tai bus užsakytas, ekipažas su jumis jau suderinta. Ir šiuo metu yra skambinama, kam reikia tikriausiai pasiderinti, kokiu klausimu, pas ką čia važiuoti, jie visi žino. Nes policininkų šiais laikais, tikrų policininkų, yra 1, 2, 3 ir viskas.
O visi kiti, tai žinai, ten irgi tokia pat firma kaip ir jūs, privati, ne valstybinė tarnyba. Nes yra tikrai policininkai, kurie ginti, saugoti, padėti ir yra mentai. Na, tai greičiausiai čia atvažiuos mentai. Darau tokį spėjimą. Tikriausiai būsiu teisus. Nu, būsiu neteisus, atsiprašysiu, bet pamatysi, Karol, tikrai atsiprašysiu. Bet greičiausiai atvažiuos irgi nekompetentingi. Ai, mumis pasiuntė, sakys čia, mes, niekam neįdomu. Taip kad, Hebra, sakau, darbo plano neparodyt, ką iš čia atjungėt. Artūras pasakė, kad nežino, kieno skaitliuką čia atjungė. Įrodyt, kad čia teka ESO elektrai ir ESO kaip nors su to susijusių dokumentų jokių nėra, niekas mums nepateikė, jūs nepateikėt. O, atvyko. Įsijung telefoną. Pafilmuosim. Tai nesvarbu. Nu, atvyko uniformuoti, dabar žiūrėsim, kas čia bus. Raudonas dega filmuoja. Jo. Labą dieną. Tyrėja. Filmuojat. Abudu, labai gerai. O jūs? Perspėju, kad aš remintis civilinio kodekso 22.2 straipsnio antrąją dalim irgi fiksuoju, kadangi čia yra tarnybinė jūsų situacija ir žmonės rodė pažymėjimus, atlieka neva savo darbo pareigas. Tai aš fiksuoju irgi, kad paskui nebūtų prieštaravimų bus. Nebus, tai aš fiksuoju tada. Žiūrėkit, jie nepateikė darbo planų, kokiu pagrindu čia buvo atjungta, nieko sutarties su jais nėra. Jie atjungė žmogui. Į mane kreiptis galima vyras nuo vardu Dainis, bet galim tiesiog vardu Dainis. Ne jūs, aš vienaskaita esu. Arba aš atsistoju šalia šitos moters ir jūs galite kreiptis jūs tada. Tai užeikim po stogų, užeikim. Žiūrėkit, jūs jų duomenis paėmėt, kad išsiaiškytumėm paskui. Taip, mes turime duomenis. Jūs turit jų duomenis, abiejų, tikrai. Fiksuoju, kad jūs turit jų duomenis. Darbuotojai, manau, matot, kad yra su uniformom, yra su tarnybiniu automobiliu. Bet kokiu pagrindu jie čia atvažiavo, jie nepasakė. Ir šitas va vyresnis, kuris dabar... Nurodymą atjungti elektrą, tai jie neparodė to nurodymo. Kaip suprasti? Atsiprašau, priimkit pareiškimą. Apie ką? Kad atjungta elektros energija neteisėtai... Elektros energija, kad atjungia, tai jūs kreiptis elektros tinklus, mes neatjunginėjame elektros. Palaukit, taip negalima. Buvo įvykdytas nusikaltimas. Aš noriu paduoti. Ar matot aiškias emblemas? Emblemas nieko nesako, suprantat. Aš galiu irgi užsiklijuoti ESO, dar ką nors. Galiu užsirašyti popėdžius. Ne, tai nebuvo žmonės. Mes galime užsirašyti. Žiūrėkit, policija yra ginti, saugoti, padėti. Savo darbą. Palaukit. Atsiprašau, dar sėki priminkit, kaip jūs kreiptis. Žmonėm trukdyti, palaukit. jiem dirbti savo darbų, gerai? Ne, palaukit. Kaip jūs kreiptis dar sėki? Nepabėkit. Jūs atsisakot žmogui padėti. Jūs atsisakot. Jie prašė pagalbos. Jūs nenorit priimti pareiškimo. Apie ką mes turime priimti pareiškimą? Apie įvykdytą nusikaltimą. Jie elektros nevogė. Jie atjungė elektrą, ne? Palaukit. Jūs traktuojate, kad buvo vagiama elektra? Ne, tai jie suprantu pagal jūs, kad jie atjungė elektrą, nemokėjo ir kas, jie patirbo savo darbą ir išvažiavo. Palaukit, ne jie tiekėjai. Tai jiem netrukdykit ir gerai. Žiūrėkit, jie niekaip nesusiję šitos elektros tiekimų. Va, visą papkę dokumentą. Žmogus apsirengęs policijos uniformą atsisakė padėti. Va taip yra ginti, saugoti, padėti. Tai reiškia, pirminiai nusikaltėliai išvažiavo. Ten Artūras su tuo Karoliu. Šitie net neapsiverčia liežuvis dabar juos vadinti žmonėmis. Konkrečiai va šitie žmonės, Kuc 145, atsisakė padėti žmogui, išvažiuoja. Aš teisingai pavadinau juos mentais, nes jie ir yra mentai.
Ir netokie turi saugoti, ginti, padėti ir jie su žmonėmis nieko bendro neturi. Tai yra korporacijos tarnautojai, kurie tarnauja korporacijai ir ten ranka plauna. Taigi iš karto pasakau, kad ta elektra tada, kadangi tai yra gyvybei svarbus resursas, šita elektra bus, elektros tiekimas, sakykim, tai bus atnaujintas visais įmanomais būdais, kokiais tik įmanoma, nesikreipiant į tuos, kaip į nusikaltelius, pasidarysim patys visus. Aš Rimgailė Matulytė. Prisiekiu būti ištikima Lietuvos Respublikai. Gerbti ir vykdyti jos konstituciją ir įstatymus. Negailėti jėgų gindama žmogaus teisės ir laisvės. Visuomenės ir valstybės interesus. Sąžiningai atlikti man patikėtas pareigas. Ir visada saugoti gerą Lietuvos policijos mokyklos kursantų vardą. Tepadeda man Dievas. Negailėti jėgų gindama žmogaus teisės ir laisvės.